Pacientė atvyko su tokia situacija burnoje ir pagrindiniai jos nusiskundimai buvo, jog matė, kad turi daug nekokybiškų didelių plombų. Pažiūrėjus į šią situaciją iš arčiau, matome, jog 6 dantys yra stipriai pažeisti karieso, plombos labai didelės, sudaro daugiau nei pusę danties vainiko. Plombos jau yra atsiskyrusios nuo danties paviršiaus ir pakeitusios visiškai spalvą. 7 dantyse plombos taip pat nekokybiškos, po jais dantis jau genda. Kadangi padarius nuotrauką matėme, kad 6 dantis jau yra ir negyvi, tai buvo nuspręsta šiuos dantis protezuoti minimaliai invazyviom restauracijom, užklotais, o 7 dantis gydyti tiesioginiu būdu, tai yra plombuoti. Šioje nuotraukoje matote jau 7 dantis atkurtus, suplombuotus, o 6 dantis buvo sugydyti kanalai, dantis buvo atkurti, nušlifuoti, nuimti atspaudai ir technikų laboratorijoje buvo pagamintos netiesioginės restauracijos užklotai, kurie atrodo taip. Vėliau jie buvo įklijuoti ir rezultatą matome tokį. Buvo atkurta ne tik funkcija, bet ir estetika. Restauracijos pilnai integruotos į burnos ertmę ir dantims buvo suteiktas antras gyvenimas.